Sveiki atvykę į mano virtuvę. Mano vardas yra Selina ir šiandien norėčiau pasidalinti sveiku ir skaniu filipinietišku receptu. Šiandien gaminame vištienos pučero. Pučero ispanų kalba reiškia molinis puodas. Pučero yra patiekalas, kuris pradžioje buvo gaminamas moliname puode su jautiena. Tai buvo vienas mėgstamiausių Filipinų antrojo prezidento Manuelo Quezono patiekalas. Jis taip pat vadinamas filipiniečių kalbos tėvu. Jo gimtadienio proga kasmet rugpjūtį švenčiame Filipinų kalbos mėnesį. Tada pradėkime. Įpilkime aliejų į puodą, kepkime plantanus ir perkelkime į kitą indą. Kepkime bulves, kol šiek tiek paskrus ir perkelkime į kitą indą. Kepkime vištienos gabalėlius, paskrus ir perkelkime į kitą indą. Kepkime svogūnus, česnakus ir pomidorus vienas po kito. Įdėkime pomidorų pastos ir kečupo. Sudėkime vištieną ir įpilkime karšto vandens ir virkime. Kai verda, įdėkime avinžirnius, keptas bulves ir keptus plantanus. Paberkime druskos ir pipirus. Skoniui sustiprinti pridėkime žuvis padažą. Įdėkime kopūstų ir kito pasirinktų daržovių. Kai kopūstas minkštas, patiekime su ryžiais. Skanaus! Galite pridėti kiaulienos arba jautienos arba taip pat jūros gėrybių. Galite naudoti grybus, jei norite veganiškai.